Varom į mišką statytis palapinės kažkur. Koks gražus saulėlydis. Koks gražus dangus. 30 km kišeniai turim. Kiam keli kilai liko iki Graikijos. 35 kilometrai. Temsta, temsta labai greitai. Užsuksim į Deganą apsipirkt nakčiai ir eisim miegot, kaip mes čia šiandien 35 su kapeikom mėgausim. Ką padarysi, vėjai, dar kažkas. Persiplėšim. Na va, apsiprekinom, o dabar varom į mišką statytis palapinės kažkur. Tikėkimės nesutiksim čia labai daug laukinių šunų. Gal nesutiksim. Lemba čia tamsu nejauku, galiu pasakyti. Nejauku. Visai nejauku. Taigi labai nejauku, nu bet ką padarysi? Ne viskas apie jaukumą, kaip sako. Visko būna. Oba! Pasistumsim biškį šitais keleliais įdomiais. Turbūt kokią žuvėje įlyst. Išsimiegot ramiai. Kaip atsiklosi, taip išsimiegosi. Tai va, bandom čia išsitrypt. Kažkokią vietelę pamiegojimui. Statysimės palapinę, iškelti kelią dabar. Ką pasakysiu, ne taip komfortabilu, kaip praeitą kartą šiandien irgi. Netoli degalinės kalbinau darbuotoją, pamėčiau namiokų. Nu, bet nepaėjo taip gerai, kaip vakar. Šalia čia miškelis, čia Deganas, čia greitkelis eina. Na, panašiai girdėsis tas mašinų važiavimas, bet ką padarysi. Palapinė pastatyta. Imam stapą į palapinę. Visą reikalingą. Ruošimės nakčiai. Vandenį pasidėjau. Tuvė. Ir bambalys. Tiek turėtų. Ką?